Labas vakaras. Prieš 9 dienas Birštone susirinkusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsė pasirengimą rugpjūčio pabaigoje vyksiančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. 28 dieną išvykoje su dar nepralaimėjusia Turkija ir po 3 dienų Vilniuje su Bosnija ir Hercegovina. Rimas Kurtinaitis sako, kad darbas vyksta pagal planą ir prieš šias rungtynes prašo ramybės. Po 2 metų pertraukos į nacionalinę komandą sugrįžo Donatas Motiejūnas. Treneris teigia esantis patenkintas 35 krepšininko darbu, tačiau pagrindiniais priekinės linijos žaidėjais dabar mato Ąžuolą Tubelį ir Mareką Blaževičių. Mes planuojam, kad jisai vienas iš bus centrų, kuris mums galės pakeisti Mareką, nes aš galvoju, mes startuosim vis tiek su Mareku ir Ąžuolu. Tai jisai bus nuo suolų, ten aš nežinau, kiek jisai temps, 5 minutės, 10 minučių. Komandos kapitono pareigas iš Jono Valančiūno perėmė Gytis Radzevičius. Jisai yra daugiausia dalyvavęs rinktiniai, patyręs, nežinau, kokių dar žodžių čia rasti, tvarkingas, pareigingas. Mes paskyrėm komandą, jo klauso, paskyriau aš, mano asmeniniu paskyrimu, kažkokių pretenzijų nieko negirdėjau, tai viskas kaip ir gerai to klausimu. Pasirengti lemiamoms kovoms rinktinei padeda ir Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas, 2 NBA žiedus turintis Alvydas Pazdrazdis. Jisai mums padėjo, sakykime, bendravau paskutinį mėnesį, būdamas Amerikoje, nes ten turėjo atsiskaityti už Amerikoje už darbus, jis yra vienas iš mūsų štabo narių. Buvo skelbiama, kad šalies rinktiniai numatytos 3 kontrolinės rungtynės. Rytoj su Estija, šeštadienį su Arizonos, o sekmadienį su Mičigano universiteto komandomis. Problema, kad rezervinėje Lietuvos rinktinėje esantys Jungtinių valstijų universitetuose studijuojantis krepšininkai negali žaisti prieš NCAA komandas. Kurtinaitis pripažino, kad nenorėtų pagrindinės rinktinės sudėtimi žaisti 2 dienas iš eilės. Nenorėčiau, bet jeigu reikės, tai ką darysim, reiks tada sužaisti. Bet aš galvoju, kad mes iš šitos situacijos išlysim. Aš tik nežinau, ten tų klausimų, ar ten draudimai, ar ten leidimai, neleidimai, čia ne mano tema, yra federacija, jos tema ir jos klausia. Tai turim 14 žmonių, norim, kad jie visi apsižaistų, kažką pažiūrėti ir geriausiai liks rinktiniai, o kažko turėsime atsisakyti. Treneris sulaukė klausimų ir apie plačiai nuskambėjusią buvusio rinktinės žaidėjo Jono Mačiulio kritiką, į kurią vakar viešų laiškų atsakė ir asociacija Lietuvos krepšinis. Mūsų tėvai, mes norėjom nepriklausomybės, laisvės, ją gavom ir ta laisvė mums suteikė tą šansą sakyti, kas ką norim, turbūt taip ir yra. Ir aš kažką man komentuoti, kas ką nors kalba gerai, blogai, aš žinau savo kelią. Tie žmonės žino, kur čia tą viską daro savo kelią ir aš ant jų nepykstu, jie turi teisę kalbėti, jie sako teisingai, neteisingai, ne man spręsti. Yra žmonės, kurie atsirenka, kas yra reikalinga, kas nereikalinga, bet mes to siekiai, mes tą turim. Ir aš ką man sakyti, Jonas gerai kalba, blogai jis kalba, ką jisai kalba. Mes už Lietuvą!